Mano rankose Gintaro Bleizgio knyga Estafetė. Jeigu trumpai apie šitą knygą aš galėčiau pasakyti vienu sakiniu, tai yra poezija prozoje. Šlapintis dabar tikrai pavojingi laikai, nes šlapimą tiesiog graibsto. Tarsi koks šešėlis įslinkau į procedūrinį kabinetą su šlapimo tyrimu ir klausiu, kur indelį padėti. Kaip man šoko net 3 gražios seselės, ištiesusios rankas, paimsim, ėmiau muistytis ir nuleidęs galvą, pats nunešiau ant staliuko. Tie vyrai tikri mimozos, nesulaikydama juoko ir net prunkštodama klegėjo man jauna seselė urologo kabinete. Kai šiam stipriai pakrapščius vieną mano vietą, paprašiau kokio vaistuko nuo alpulio. Toks silpnumas mat į kūną staiga įsimetė ir šaltas prakaitas. Tik pajudik ten jiems ir krenta jie kaip lapai, nenustojo seselė, ir labai vaizdingai ėmė lyginti, ką jį galėtų su atitinkama savo vieta iškesti. Nuo to vaizdingumo man ne jokiais tapo gėda, kad vyrai tik tokį nekantrų, tokį jautriai baikštų daikčiuką te turi. Gali visus šonus jam išpjaustyti, bet vis tiek pro jį nieko neišgimdysi. Vis tiek jokių čia vartų, jokio šliuzo tarp šiapus ar anapus, gyvenimo ar mirties. Apskritai labai banalu. Bet sakau jai, tu ne taip lygini. Vyrai 2 širdis turi. Šitas, į kurį tu dabar žiūri, yra tarsi kokią aortą į antrąją širdį. Dabar tai ne jokai seselė išprovokuoju, nes ji pasirodo nesuprato, kad sakydamas aortą į antrąją širdį turėjau galvoje į prostatą. Seseliai pasirodė, kad tai aorta į jos širdį, kad čia apie meilę kalbu. Ar tu šitaip kvailai galvoji mane suviliosias, rėkia jį, manai nusimovai kelnes ir jau man širdį paimsi, susileisiu, manai čia nuo tavo vaizdo? Nemanau, sakau. Irgi imdamas nervintis, kad krapšto ten man ir krapšto ir vis neleidžia kelnių užsimauti. Ir vaistų man tavo nereikia, sakau, jau alpulys praėjo, vyrai nealpsta ir apskritai, ko čia niekaip neatsikabini, palik į ramybėje ir leisk man eiti. Ir kurgi tu balandėlį eisi maivydamas ir čia apsėdama erzina jį, dar net liežuvį parodo. Ogi sakau, atnešiu tau dar vieną šlapimo tyrimą, galėsi parsinešti namo ir pasidėti į sekciją po stiklu, grožėsies bent jo. Yra čia mat ko grožėtis, reikia širdimi. Ilgai nesupratau šitos nesąmonės apie antrąją vyrų širdį, o jau kiek metų šitiek daug dėmesio jai skiriama. Nubundi ryte ir per radiją po žinių profesorius Balys Dainys tvirtų balsų sako, prostata antroji vyro širdis. Įsijungi televizorių ir matai kažkokį žadintuvą su nosim ir akim, tokį rievų ir gerai išlikusi keksą su pagranduką panašu. Nusišnekėjau. Norėjau papasakoti, kaip savo kailiu patyriau, kad prostata tikrai yra antroji vyro širdis.